Tęsime laidą, o joje antroji reportažo apie savadarbės transporto priemonės dalis. Dabar kalbėsime apie pačių pasidarytas priekabas. Aš su jumis atsisveikinu ir linkiu gero oro bei saugaus kelio, ypač juodosiose dėmėse. Sudie, likite su LNK ir žaidimu Teleloto. Štai tokią ar panašią priekabą galite sukonstruoti patys. Tai reikia sukurti projektėlį, rasti reikiamas tinkamas detalės, o visa priekaba gali kainuoti gal tik kokį 1000 litų. Tada rūpės, kaip ją įregistruoti. Čia yra kaip pavyzdys savadarbės priekabos. Tai pagrindinis dalykas, kas yra, tai sukabintuvas turi būti sertifikuotas, turi būti tipo patvirtinimo žymenį, turi turėti. Toliau apšvietimo prietaisai. Tai yra iš priekio balti atšvaitai, kurie turi būti ne toliau kaip 15 cm nuo krašto, o jeigu priekaba platesnė negu 1,60 m, reikalingi ir atšvaitai, ir žibintai balti. Iš šono yra geltoni atšvaitai, privalomi yra. Jeigu priekaba būtų ilgesnė negu 6 metrai, būtų privalomi ir atšvaitai, ir žibintai. Tai yra išdėstymai reikalavimai. Netoliau kaip 3 metrai nuo priekio, įskaitant grąžulo ilgį, ir netoliau kaip metras nuo galo. Iš galo posūkiai, gabaritai, stabdymo signalai, trikampiai atšvaitai. Čia registruota dar labai senai, kai dar nebuvo tų reikalavimų užpakaliniam rūko žibintai. Tai dar čia nėra to galinio rūko žibinto. Numerio apšvietimo žibintas. Jeigu įman taip tokių trūkumų, tai priekabai, tai visų pirma, reikalavimus reikalinga atrama grąžulė. Kaip mato, čia ant kaladės pastatyta, bet atramos nėra. Dabar reikėtų ir tą atramą įdėti. Nu ir dar vienas dalykas, tai yra padangos ratai irgi turi būti nuo transporto priemonė ir ant padangų irgi turėtų būti tas sertifikavimo žymuo. Yra galima pasigaminti gan nebrangiai, yra paskaičiavimai reikalinga, tai ašies skaičiavimas ir grąžulo ir rėmo skaičiavimas, kad nustatyti, kiek galima vežti.